Sveiki, sveikiname su jumis iš Klaipėdos miesto savivaldybės Emanuelio Kanto viešosios bibliotekos jaunimo padalinio. Labai malonu, kad įsijungėt mūsų tinklalaidę Jaunimas kuria ir šiandien pas mus svečiuose net du svečiai. Tai Dominykas Čižauskis ir Vilimas Liutikas, kurie yra baldų restauratoriai ir Čiči House įmonės namų įkūrėjai. Ir šiandien jie mums papasakos apie savo amatą ir dar labiau susipažinsim su jais pačiais. Tai sveiki. Sveiki. Labai malonu, kad atvykot pas mus iš Kulių net. tai mes pradedant iki to, kad iki jūsų būtent įmonės ir taip toliau, tiek norėčiau susipažinti su jumis labiau ir turbūt visi klausantis norėtų išgirsti daugiau apie jūs. Tai papasakokit, kaip jūs susipažinot. Tai pati pradžia turbūt jau labai seniai buvo, tai nuo mokyklos laikų. Jo, neskaičiavom, bet turbūt jau 15 metų dar daugiau bus. Gal daugiau, jau kaip esam pažįstami. Galvočiau, turbūt daugiau. O tai buvot klasiokai? Ar Jo. Jo, turbūt nuo mažens, nuo pirmųjų tų klasių, kai pradėjom. Klasės atskirai buvo, bet po to kažkaip, kad susijungė, tai kažkaip ir pradėjom bendrauti, tai kažkaip tokie keliai taip ir suvedė. O buvot jau tais draugais nuo pat pradžio, ar kažkaip vis tiek būna iš karto? Turbūt kažkaip kiek... Bendram suolė sėdėdavom, kaip Jo. Bendras suolį buvo. Gal ne iš karto ten labai ten, bet jo. Okay. Pas direktoriaus tai dviese vesdavo visada. Aha, o vis tiek jūs kažkaip labai panašus iš tikrųjų, ir jūsų stilius yra kažkom, tai dažnai sulaukat klausimą, ar jūs broliai? Jo, visada. Turbūt klientai nėra tokio kliento, kur nepasakytų, kad nesam broliai, bet šiaip giminystės ryšių neturim jokių. Jo, bet dažnai labai. Išvaizdos panašus, jo, bet nesistengiam irgi. Įdomu, tai kaip tas ir stilius ir viskas taip supanašėjo, ar taip visada buvo nuo pat pradžio? Šiaip gal per tos darbus turbūt daug kartų vis tiek ten daug dienų praleidžiam vis tiek dirbdami, tai turbūt tas kažkoks ir tas bendras ryšys vis tiek toks pat, tai gal ir tas stilius maždaug. Aną interviu buvau plaukus į priekį pasidaręs, tai buvau viškai išsiskyriau, bet dabar jau abudu panašus labai. Okay. Dabar, jau kadangi dirbat kartu, tai ar dažnai pykstatės, būtent dirbdami kartu? Pykčių gal ne, bet tokių gal tiesiog, dėl paprasčiausiai nesutarimų būna. Pas mūsų pykčiai pasireiškia per nekalbadienis turbūt. Būna pusdienį nesikalbi, tada įsivažiuoji ir prasideda jau diena tada, kai jau pradedam kalbėtis. Bet šiaip nebūna tokių dienų labai ten daug. O kaip tos kompromisus atranda? Tas toks, kad... Ta prasme, dėl kodėl, kai kalbamės ar kai nesikalbam tas... Ne, tai jau kai nesikalba, tai jau neįs to kompromisu. Kai pradedam kalbėtis. Tai tiesiog kažkaip automatiškai turbūt išbūnė kažkiek tą laiką tokį ir tiesiog... Turbūt per jokus visą laiką. Tada atsigeri kavos ir pradedam tiesiog. Bet netrunka ilgai nekalbadienį. Ne. Okay, tai reiškia, pasirašyti klausimą, ar nėra baimės, kad šis verslas gali sugriauti jūsų draugystę? Ne, turbūt kažkaip, nežinau. Gal vieną kitą mintį esu turėjęs, kad galėtų taip atsitikti, bet... Nes dažniausiai visi kalba tiesiog, kad gali draugystė visada irgi tą sugriauti, bet kažkaip, Daug tokių atvejų, šiaip. Jo. Ir tarp giminių dažnai irgi būna, kad sako, geriau neturėkit bendro. Tai kad tiesiog būna, kad dažniausiai ir nepažįstami sugriaunama, tiesiog to ir nėra to tokio, kaip pasakyti, to... kalbėjimo apie tuos. Tiesiog, kai jo draugai tai būna, tada jau ir pasako, kad tiesiog draugai išsiskyrė vos ne dėl to. Taip. Jo, turbūt taip. O kaip jums šiaip sekasi, kartu dirbti, ta prasme, turbūt vis tiek matot kažkaip bendrai tos tikslus, ar kažkokius turit atskirus, kad vienas turi vienus tikslus, kitas kitas? Šiaip gali būti, kad yra vis tiek tų tikslų, bet kažkokiu tuo keliu vis tiek, vienpusių maždaug einam jo tikslų, tai visada dizaino kažkokie nesutarimai būna, kad ten pasitarti vienam tinka, kitam netinka. Tai jo, tokių visada bus jo. Bet šiaip vieną kryptim žiūrim ties verslo pusę, tai viskas stabiliai. Ir visada tai buvo? Jo.
Okay. Kuris iš jūsų yra didesnis degtukas, o kuris į situacijas taip ramiau reaguoja, šalčiau? Sakyk. Palėję emocijas, tai turbūt aš jau būsiu tas degtukas. Okay. Aš gal jo, aš tą turiu irgi jo, bet aš gal tiek neparodau, tu prasme, aš galiu... Bišk ramiau, jo. Ramiau, bet aš galiu tau kažko neatsakyti, tiesiog nesakysi, nes vidai degsi, tiesiog. Okay. Ja, tai būna, jo, taip. Tai gerai, tai papasakokit, kaip šis, buvot mokykloje, nedraugai ir taip toliau, tai kaip sugalvojot sukurti savo verslą ir apskritai, aišku, iš pradžių jūs gaminot baldus patys, kiek aš jau skaičiau. Jo, šiek tiek, jo. O po to sugalvojot pakeisti šią kryptį, tai papasakokit tą istoriją. Kad ir mokyklos laikais ten. Mes jau turėjom tokių minčių, kad daryti kažkokį verslą, atsimenu net tokius pasisėdėjimus prie kompiuterio, ten žiūrėdavom tam tikrus saitus ir mėgindavom įsivaizduoti, kad ir mes galėtumėm padaryti kažką panašaus, kaip atsimenu papuošalų parduotuvę. Kažkas, jo. Tai nežinau, ten mums gal kokie 12 metų galėjo būti. Gal daugiau. Gal biškai daugiau, bet esmė, kad jau senai žadėjom kažką kartu daryti. Tiek ir apie tas dirbtuvės, ne, vis tiek būdavo tas toks, kad ten vos ne lofto tipo tokio išlaikyti kažką. Tai ir dabar, kažkas dirbtuvėse, ir toks, kur ten ir kilimai, dar kažkas, ir kavos tas spotas toks, tai irgi toks, jo, kampelis toks, patogus tiesiog dirbti, kad būtų malonus, jo. Tai tokių minčių visada jo kilo, o po to kažkaip, ir po tos darbus išsiskirstę buvom skirtingus, kažkaip, po to irgi. Kažką užsiėmėt kitų? Jo, visur pasiblaškam. Jo. Aš jo irgi tos darbus visokius dirbau, ten tiesiog ir gamyklų, visokių tokių išbandę būdų, tai aš ir prie baldų, jo, ir pats jau buvau dirbęs prieš tai daug, bet čia irgi ant savęs, tai jo, tai buvo tokių. O tai kada visas tos mintis jau realizavosi, jau kada buvo to pradžiais? Turbūt, kai įsikūrinėjom dirbtas, nes tuo metu ir projektus pradėjom braižyti jau kažkokius, ką norėtumėm sukurti, ką pasileisti. Tiksliai nebuvo irgi, kad būtent baldus tik tą daryti, bet kažkaip tiesiog su dirbtuvių tuo dizaino ir kilo vos ne, kad gerai atrodytų tas, kad dar gražiai pasakėt, kad tie... Čia namai vos ne, kaip Prancūzijoje skamba. Jo, tai tas irgi, jo, fainiai atrodo tokie, kad tiesiog namai, bet mes kuriam namams, tai jo, fainiai. Nes jūs vadinat dirbtuvėm, taip? Studija galbūt, bet vis tiek. Dar grįšim prie Keliaujam prie to, jo, vis tiek. O kaip manot vis tiek, ta kryptis, kas tą pagrindą jums padeda, gal mokyklai, nežinau, lyg skamba taip, kad būtų, technologijų pamoka, žiauriai patiko ten daryti kažkokius tokius dalykus ir tipo sugalvojam, taip. Ten mažiausiai turbūt, ką darėm su tuo. Mažiausiai inspiracijos ir šiaip visko ten mažiausiai. O lėmė tai turbūt, kad mūsų abiejų tėvai su meistrystė labai stipriai susiję. Tai, sakykim, ir šiaip aišku, ir tas dizaino norėjimas kurti kažką, tai manau, kad ir tas, jo, labiausiai. Tai vis tiek, aišku, tai reiškia augo tokio aplinkoje, kuri vis tiek davė tą inspiraciją. Taip, tikrai. Tai turbūt iš šeimos imti šio verslo gavot visapusišką palaikymą, ar kaip reagavo? Šiaip, jo, visada visokių yra, aišku, nesakė, kad nedarykit to, bet tikrai prireikia laiko, kad pamatytų, nes mes ten labai daug valandų įdėjom. Vos neįrodyti jo turi, kad tiesiog gali kažką padaryti ir uždirbti pinigus iš to, tai jo, tikrai. Nes esam iš mažesnio miestelio, tai ten mėgsta žmonės pasyviau žiūrėti tokius dalykus. Jo, požiūris kitoks šiek tiek, jo. Tai... Jo, daugam turbūt tenkatės, ypač visokiem menininkam. Tenka pakovoti, jo, už tą, tikrai. Kad iš to galima gyventi ir taip toliau. O tai jūs abu esate iš Kulių, taip ir yra? Aš šiek tiek toliau, bet dabar šiuo metu gyvenu ten, tai jo, tai arti. Aš originaliai jo iš Kulių. Okay.
Tai jo, tai buvot vis tiek kažkaip sakėt, va, ir kažkur kitur, tai turbūt va, buvo Kuliuos ir tada gal į kažkokius didmiesčius išvažiavot padirbėti ar kažkas tokio, ar ne? Šiaip ne, tiesiog tie darbai buvo jo, ten toliau miestuose jo, bet kad patirties kažkokios tai ne, tikrai. Jo, aš dirbau ir užsienį, Islandijoje dirbau ten virš pusės metų, bet ten tik toks laikotarpis buvo tiesiog biškelį. Ir jūs tiek grįžot kartu toliau. Grįžom čia. Neplanuojam išvažiuoti. Aha, gerai, smagu, nes... Pailsėt nebent. Jo, bet čia visai fainas pavyzdys, nes visi bėga, ne iš vis tokių mažesnių. Tikrai, jo, labai eina pastebėti šitą. Jūs bandot tiesiog įrodyti, kad ir ten galima gyventi. Jo, mažesni miesteliai tai labai jaučiasi dėl to. Miestuose galbūt mažiau, jo, kad bėga tas jaunimas, bet miesteliuose tai tikrai labai pasijaučia. Ir konkurencija mažesnė. Jo, tai gerai, tai jūsų studija, ne? Tai man labai įdomu pavadinimas, iš kur kilo ir kaip sugalvojat. Čia iš pavardės buvo mano, nes aš iš pradžių jo šitą dariau, kažkaip tas liko, vis tiek ir puslapis, tiek ir Instagramas, ir Facebookas, viskas jau buvo surišta, tai kažkaip ir ne... Mes tiesiog patingėjom naują kursą. Jo, nusprendėm palikti, tai jeigu kolegai viskas gerai, tai ir... Žaismingai nesipriešina, jo. Fainas. Jo. Ir o kiek jų laiko gyvoja Chichi House? 2,5 metų. Ja, kažkur. 2,5. Gal labiau tiek, kai pradėjom kažką uždirbti, tai apie 2 metus, bet tas kūrybinis laikotarpis jo atimos. Jo, pusmetis kažkur. Tiek ir tą visą studiją įsirengti truko vis tiek laiko, tai tokių buvo jo darbų. Gal, įdomu, gal vienas iš tų sunkesnių ir buvo dalykų tą pradžią pasidaryti, ne? Ar kažkaip... Šiaip jo, vis tiek turėjom sumastyti, kaip maždaug kokį tą dizainą norim parodyti, nes aišku, tų visokių ten ir tų, kad ir kažkokios ir tos paprastos studijos, kur ten ar moko, ar dar kažką, jos labai tokios primityvios ir, ganėtinai. Jo, mes visą laiką pastebėdavom, kad kiti nepasistengiantų dirbtų, susikurt savo fainą aplinką. Tai mes visą laiką buvom apie tai, kad turėt fainą tą atmosferą darbui ir pasistengiam, padirbėjom, jo, nepatingėjom. Buvo pasirašyti klausimą, kodėl Kuliuose būtent, bet jau dabar kaip ir viskas aišku. Tik tai ar nebuvo minties, kad o gal reikia kažkur kitur, pavyzdžiui, kokią Klaipėdą varyti? Buvo daug jo tokių. Šiaip jo, bet aišku ir dabar galima net mesti, nes visada galima išplėsti. Jo, į didesnius miestus, tai tą tokį kaip vos ne kažkokį savo skyrių turėt, kad ir kitur, ir čia, jo, tai... Tarp kokių rinkotės miestą, jeigu nepaslaptis šiaip? Tai šiaip Klaipėda jo turbūt. Apie Gargždus galvojam irgi. Kažkas tarp šitų dviejų. Okay. Bet skaitot, kad pasteisino, kad būtent ten pasilikot? Jo, viskas gerai, jo, vis tiek, aišku, važiuojam vos nedažniausiai į Klaipėdą, nes visada dažniausiai kažkas iš čia. Aišku, rašo ir iš sostinės jo, bet jau kitiems žmonėms tiesiog ir finansiškai nepatogu tas, tai labiausiai jo klientai renkasi iš Klaipėdos, Karkštų. Jo, ir dar Žemaitiją apimam, tai visus šitos kraštus. Dabar dar pradėjot kalbėti, kad įsikūrėt jaukiai, kad jums būtų ten. Ar gal, nežinau, gal jau daro tai, gal kažkokias, pavyzdžiui, edukacijas negalvoja daryti, kad, pavyzdžiui... Galvojam. Kaip kažkokias, ne tai, kad ekskursija, bet labiau edukacija. Galvojam jo, bet ir buvom ir tiesiog priėmę iš jaunimo centro, ten iš mūsų miestelio, tai aišku, ten nieko mes neėmėm pinigų, bet tiesiog, kad vaikams parodyti jo, kaip iš arčiau viskas vyksta. Bet buvo mintis jo, kad daryti tas edukacijas, bet kažkaip... Jo, ir galvojom net apie mokamas, bet kažkaip nutrūko mums tą idėją. Tiksliai nežinau dėl ko, bet kažkaip paleidom. Jo, bet matyti turbūt augom tiesiog ir kažkokia linkme ir tiek jo. Sumastėm turbūt, kad gal per daug laiko atims, ar dar kažkas, gal kūrybai mažiau liks. Gal dar grįšim, neaišku. Jo, gal dar grįšim. Manau, kad tikrai pravers, aš už tai paklausiu, nes tiesiog gal ypač vasarom vyksta vaikų stovyklos, viską, tai tiesiog
Bet, bet jaunimui reikia vis tiek edukacijos tokios, kad parodyt, kas bet aišku, tai jau kaip jums darbai, ta prasme, striktų ties to. Taip. Tai nebent kažkada galbūt nepriklausys tas nuo to laiko mums, tai galėsim kažką galbūt ir padaryti. Taip. Tai 2,5 metų, tai kas pasikeitė labiausiai nuo pat pradžios? Aišku, dar nėra labai daug, bet iš kitos pusės ir daug. Tai vis tiek kažkokie skirtumai didžiausi jūsų studijai. Pasikeitė turbūt, kad ir studijas šiek tiek dizainas, supratom, ko nereikėtų laikyti, kad ten augalų ar dar kažką. Tikrų augalų neapsimoka laikyti. O kas buvo greit numirė? Šiaip ganėtinai ilgai išlaikėm, bet galiausiai finale gavos, kad vis tiek teko išmesti. Ar būna, ar durkių, dar kažko, tai turi labai prižiūrėti. Bet ir tas požiūris galbūt į darbą kitoks. Į projektų atsirinkimą, ir tokių. Ok, tai koks buvo tas pirmasis darbas, kurį padarėt ir tada jau galvojat, viskas važiuojam ir darom? Šiaip iš tų pirmųjų darbų, tai aišku, ten ir ta kūryba buvo galbūt, kad ten su ta gamyba pradžioj apsijėmė. Ką turi gal kūryba? Kažką padaryti? Kad ir ten ir foteliai, ir dviračių laikikliai buvo tokie, tai O po to iš restauracijos, tai turbūt koks fotelis, sofa, galbūt. Arba gal ta spinta, man rodos, buvo kažkas iš tų pirmųjų. Dabar sunku pasakyti, sunku atsekti. Labai daug tų baldų, tai dabar sukas galvoja. Labai daug tokių, tai... O iš pradžių gaminat patys baldus ir paskui tiek, kaip ir sakiau, pradėti į restauraciją perėti. Tai kas nepatiko gal ir ką labiau matėt, kad su restauracija bus jums geriau? Esminis turbūt žiūrėjom į greitį ir kaip galėtumėm greičiau viską padaryti. Nes gamint neturėjom tokių galimybių, kad galėtumėm išgreitinti visą procesą, tai restauracija mums pasirodė, kad tuo metu greitai atrodė, greičiau viską padaryti. Mažesni gal tie projektai buvo, bet po to patys pradėjom tuos didesnius projektus rinktis. Tai ir tas greitis dingo, nes labai, labai daug ir tų darbų. Ir tiesiog ir kiekis šiai baldų labai didelis atsirado. Tai ir sustojo tas greitis. Tai labai ir įdomu, turbūt tas irgi pokytis, kiek pradžiai turėjot užsakymų ir kiek dabar turi, tai koks tas skirtumas maždaug? Dabar labai daug neturim, nes patys pradėjom atsirinkinėti labai ką galim padaryti tikrai ir pagal savo dizainą, ką mes norim daryti. Tai pradėjom tuos atsirinkti. Tai... Čia vienas turbūt iš esminių tokių dalykų, kad atsirinkinėjom, ką darom ir nebeimam daug tokių visokių nereikšmingų ir kur... Tiesiog aišku... Nesigaus gražiai net atrestauravus. Ir klientams tiesiog patariam, kas tikrai verta restauruoti, kas neverta. Tai tokių ir sumažėja. Visada skiriam laiko klientam, papasakojam, kad neverta restauruoti to baldą jau. Kad ir kaip norėtų. Nes būna tiesiog, kad kažkoks laikotarpis tas toks, kur ir baldai ten nevertingi. Aišku, jeigu klientas labai jaučia kažkokį ten tuos sentimentus, taip, tai tada reikia sutikti, bet sakau, jau tokių būna jau, kur atsirenkam. Aš, pavyzdžiui, niekada nesu restauravus kažkokio baldo ir dabar, sakykime, mane su klientais jūsų. Tai koks tas mano kelias, aš susisiekiu su jumis, tada ir ką, siunčiu nuotraukas, ar jūs atvažiuojat gyvai, pavyzdžiui, apžiūrėti to baldo? Dažniausiai nuotraukas atsiunčia, tada maždaug parašo, kas jam yra, ar ten kažkoks kliubantis krėslas, ar dar kažkas. Tai pasižiūrim viską, aišku, dažniausiai tą preliminarią kainą nusprendžiam, bet ir važiuojam dar į vietą, po to jau... Yra tekę ir iškart važiuoti ten apsižiūrėti, bet supratom, kad nelabai verta ir laiko gaišinimas tiesiog važiuoti iškart, tai paprašom visada nuotrauką ir įsivertinam jau tada aiškiau. Ir, pavyzdžiui, pasakau, maždaug kaip aš įsivaizduoju, kaip aš norėčiau, kad būtų, ir tada jūs kažkokį savo dizainą siūlot? Gal ne tai, kad dizainą, bet tiesiog pasiūlom, matom, jeigu ten kažkokią spalvą ar eina, ar neina atgaminti, tai pasiūlom visada tokius jo sprendimus. O šiaip žmonės pas mumis dažniausiai patys jau žino, ko nori, tai nelabai reikia patarinėti. Gerai, kokį mažiausią
turėjot užsakymą kažkokį baldą ar kažką ir kokį didžiausią, kurį reikėjo restauruoti? Didžiausias tai spinta turbūt kažkokia. Ne, didžiausias jaučiu kėdžių koks 150 atrestauruoti. Jeigu aš galvojau, kad šituo masteliu tiesiog, kad didžiausias. Nu jo, aš taip įsivaizduoju, kad valdo vieną, ne kokį didžiausias, bet kėdžių kiekis, nu jo, čia irgi spūdingai. Gal net ir daugiau buvo. Gal ir daugiau, jo. Kažkas. Čia kažkokia įmonė ar kažkas. Jo, kavinė. O mažiausias tai net neįsivaizduoju dabar. Sunku dabar pasakyti, jo. Bet tikrai kažkas turėjo būti. Dovanų dėžutė nebuvo kokias. Rašė klientė dėl to, aš pamenu. Dabar kažką esam pasiėmę iš klientų. Atrestauruotą tokį nedidelį. Kažkoks spaustuvas. Spaustuvas, jo, kažkas. Kažkam skirtas, neaišku kam. Tai jo, šitas jo mažiausias. Aha, tai laukiat kažkokių įdomesnių. Jo, nes, kas keista, tai ten net ir nemedinis, tiesiog metalinis, bet aišku, mes pasiėmum. Tai... Tiesiog žmonės pasitikė, sako, padarykit. Jo, visada įdomu kažką tokiu pasiimti. Pasiimti, restauruoti. Tai kalbėjom apie konkurenciją, kad mažiau kažkaip viską, kaip iš vis šitam krašte, kaip yra su restauratoriais, ar daug jų yra, nes aš pati asmeniškai tai atrodo, nežinau, kad tokių, kur galima. Labai lengva. Turbūt, ne, šiaip... Aišku, tų labiau minkštų galbūt restauratorių pertraukimo įmonių visokių, tai Klaipėdai tai tikrai daug yra. Jo, ir pavieniai, manau, meistrai apsijima tą, bet kad tiesiog ir tiek ir medinę, tiek ir minkštą dalį ne visi gali padaryti. Kaune, Vilniuje gal daugiau, bet mes išsiskiriam tuo, kad mes viską darom. Nuo minkštos dalies iki kietos, tai... Tas gal ir lengviausia klientam tiesiog, kad nereikia kažką daryti ten minkštos dalies kažkur kitur, o kietą dar kitur vežti. Tai tas patogiausia visada yra jo. Tai turbūt ir susižavi tom. Jo. Faktas, kad turit turėti savo kažkokį cinkelį, dėl kurio... fainiai. Ir šiaip smagu, kad turbūt, kad, kad ir esate tokie ir jauni ir viską, ir nėra tos kažkokios didelės konkurencijos. Jo, aišku, ir kokybė visada jo, atsižvelgiam į tą būtiniausias dalykas, kad vos nekartais tenka net ir už tą naują geriau padaryti, kad ten matosi ten kažkoks naujas buvęs, naujas baldas buvęs, bet po kažkiek laiko paseno, bet dar tenka labiau viską nušlifuoti ir padaryti ir nudažyti geriau negu kad buvo prieš tai. O ar buvo toksai atvejis, kad kažką pasiėmėt, apsiėmėt ir atrestauruot, nežinau, restauruot ar atrestauruot iš tikrųjų? Restauruot, turbūt, Ir žodžiu, ir kad nepavyko. Ir tada ką reikėtų sakyti žmogui? Gal patys labiau. Šiaip gal ir yra buvę, kur ten reikėjo perdaryti kažką. Šiaip ne vieną kartą, bet mes garsiai to nesakom. Perdarom, pasistengiam dar labiau, pamatom, kur padarėm klaidą. Jo, nes ir būna ir seni baldai, jo, tiesiog, kad jie per laiką antiek ten viskas išsijudinėtų, kad ir gali suklijuoti, viską suveršti, bet jie palaiko vis tiek, ta prasme, nes, ten gali mediena būti silpnesnė toj vietoj. Tai tokių būna, kad ir vėl jo tenka. Bet jeigu ten labai jau tokių, tai patys tiesiog matom, kad neapsiimsim geriau jo, nes būna labai ir supuvę ar dar kažkas ten vos ne, kur ten labiau iš vis muziejinis darbas, ten kur konservavimas ir taip toliau, tai jo, tokių nedarom dalykų. Taip, tai o kaip atrodo jūsų ta darbo savaitė, nes šiaip įdomu, ar jūs dar kažko papildomai užsiemat, kaip suderinat tą laiką, nes turbūt nėra, kad sėdite nuo 8 iki 5 ten toj studijoje ir viską, žinai. Įvairiai labai. Dabar tos 2 savaitės tai iš vis skirtingai atrodo, nes kiekvienas dieną dabar tenka kažkur važiuoti. Tai įdomu šitas 2 savaitės, bet šiaip įprastai, ateinam, apsitariam darbus, pasižiūrim, ką turim iš tų baldų likusių, pradedam daryti kažką ir įsivažiuojam. Jo, nėra taip, kad ten fiziškai visada dirbam kažką ar dar. Bet tenka tiek ir medžiagų užsisakyti, ir nuvažiuoti, ir parsivežti, ir tiek ir su klientais. Visokių labai įvairių, tai nėra monotonijos tikrai tokios, kad
visos dienos vienodos. Galbūt patys buvom tik pasidarę vienu momentu, kad bandėm tiesiog dirbti, jo, tai, bet tas netenkina tikrai, supratom tą. O šiaip vadovai dar taip įdomu, pasidarė, o susitarėt, kad vadovai abu varomės ten, ar būna, kad atskirai aš vienas kažką padarysiu kažką? Jo, dėl klientų kiekio turbūt buvo, kad per daug ėmėm tiesiog tų baldų ir nebespėjom kažkur kitur dar savęs realizuoti, tai tiesiog turėjom tik daryti ir padaryti ir atiduoti. Jo, nes aš dar kitam darbę dirbau ir dar ten didelis krūvis pas mus vyko, tai vienu momentu jau buvau perdegęs miškelį, bet po to sunormalizavom viską. Atostogų jo reikėjo viskas. Jo. Kai savo viršininkai, tai gali pasireguliuoti. Taip atrodo, jo, bet reikia irgi pasiderinti laiką, o tas sunkiausiai sekasi, kad atsilaisvinti tiesiog. Tai va, tokiu. O tai va, kaip tik tavo metu klausimas, negalvojat kažkaip ateityje, kad didint kolektyvą gal ties, nežinau, nebūtinai ties pačiu šito darbu, bet dabar ir socialiniai tinklai, vedat ir juos kažkur, kuris vedat, ar irgi pasidalinat šitą darbą? Tiesiog būna, kad gal vėlimas labiau socialinius tinklus, ar pafilmuoja, ar dar kažką. Bet medžiaga renkama būtų. Jo, atrašinėjom ar dar kažkam klientai, nes vis tiek ir vienas ir kitas gauna žinutės tokias pat, tai atsakom arba vienas arba kitas. Jo, tai tai dėl to kolektyvo vis tiek matot, kad ir tų užsakymų turbūt daugėjų, vis tiek su laiku viską kažkaip galvojat, ar... Čia dėl gamybos nebent, nes mes dar šiek tiek planuojam jo šitą irgi įjungti dar dalyką, tai... Dėl kolektyvo tai jo, dėl gamybos galima būtų, kad praplėst, o dėl restauracijos sunkiai, nes vis tiek turbūt labiau mes veidai esam, tai mes ir... Bet iš šalies turim vieną pagalbininką, kur mums ateina padėti, tai šiaip kaip ir būna dienų, kai ir 3 pasidarbuojam. Bet dabar, kaip kolega sako, dar galvojam ir pasileist šiek tiek su baldais vėl gamint, tai manau, kad išsiplėsim. Iki daugiau jau žmonių. Tai čia kaip irgi atėjo šitą mintis, kad nori dar ir pagaminti kažką? Kažkaip, kai apsijime tiesiog tą vieną rinką, ten, tarkim, restauracijos, tai maždaug išdirbom tą ir toks atrodo, kad reikia keliauti toliau, dar kažką, ir visada kurti įdomu. Tai nuo ko ir pradėjom, tai tas smagu ir būtų puoselėti labiau, kad reikia kūrybą. Jo, tai... Tai dar pačiai pradžioje, kai kalbėjom, užsiminėt, kad gal bus ne per vėlu ir praplėsti, savo kažkokius padalinius. Tai irgi kažkokią turit... Jo, tai tas puikiai irgi tiktų apie gamybą, kad irgi kažkur kažką atsidaryti dar papildomai. Įdomu. Jau kitur bandytumėt atsidaryti. Na, galbūt. Šiaip kol kas dar telpam ir ten, kur esam, bet ateityje, manau, kodėlgi ne. Gal kad ir ofisą galima rinktis, kad ir mieste kažkur susirinkti, tokiam susirinkimam, tai ta studija galbūt ofisas labiausiai tikėtina. Tai galit sakyti, kad jūsų darbas yra jūsų hobis? Ar turit kažkokių dar kitokių hobių? Šiaip turit, tikrai papasakokit irgi, ką mėgsta dar šiaip veikti. Yra jo, galbūt tiek ir tas, kad tą vintažą buvo mėgstam labai, tos senus daiktus visokius. Tiek ir muziką kaupti tokiu formatu. Jo, iškart dėmesį atkreipiam. Daug hobių turim, aš asmeniškai ir sportuo daug mėgstu, kolega vintažinius automobilius mėgsta irgi. Turiu vieną, tai irgi mėgstu pavažinėti. Tai tokių visokių. Šiaip sunku, net sakau, atsakyti, nes viskuom domimės, tiesiog nesam, kad užsisėdėm vienoje vietoje. Bet į darbą einat su šypsena, turbūt. Visokia, aišku, dienų būna, nesakysim, kad čia yra... Žiemom liūdnesnė einam tikrai darbą, nes vitamino D mažai pas mumis. Bet aišku, visokių dienų, tiek ir to streso visur yra, tiesiog verslas, nėra, kad ir hobis, tiesiog ir verslas. Kur pinigus, manau, uždirbė, tai ten ir verslas irgi yra. Taip. Hobis labiau, kad ten susitiktumėm turbūt ir kažką padaryti. Tai. Esat kažkokiuose mugėse dalyvavę, gal su savo kažkokiais darbais ar ne? Kol kas dar ne, bet turbūt tas mumis atvesta, jeigu savo gaminių turėtumėm daugiau. Tai kažkokį galbūt parodą ar dar kažką padaryti.
dar, prieš, kai kalbėjom užsakymus, paklausiu, kokį tą įdomiausią kažkokį gautų užsakymą, kuris, nežinau, įstrigo. Labai, gal emociškai labiau negu tai, kad ten reikėjo daug darbo įdėti, bet gal kažkokia istorija ten jautri buvo kažkokia, nežinau, kažkas, kas įstrigo. Gal skirtingai jau. Šiaip kiekvienas baldas su ta savo istorija, tai kažkaip sunku išskirti būtų geriausia, nes nežinau, kiekvienam žmogui ten ta istorija turbūt svarbi tie baldai, jo, ten kažkokie prosenelių ar dar kažko palikta, tai tas labiausiai jo įdomu, šiaip jo, nes daug tos istorijos ir patys klientai papasakojo jo, kad ten senelio kažkas buvę, ten pirko kažkur ir tiesiog ir mus pasirinko, tai tas labai smagu jo. Tai sunku išskirti, kad vienas kažkoks baldas, nes tų baldų labai daug buvę. Tai. O kokie dažniausiai, koks tas pagrindinis, kur, ir vėl tipo čia. Šiaip ką geriausiai padarom turbūt, tai krėslai jau mūsų tą nišą, kur tikrai jau esam išdirbę. Cukermaninės dizainerės lietuvės, kur tik krėslai jo, tai dažniausiai šiaip, nes jų daug labai namie turbūt yra, kas turėjo, tai tokių labai daug pasitaiko. Ir patys patys turim dabar 3 net nenusipirkę. 2 pirkom. 2 pirkom, vieną radom prie konteinerio. Tai paėmėm irgi. Ja. Ateityje gal pasidalinsim. Pasidarysim ją savo turbūt. Tai jo, tai suprantu, darbų paklausa auga, žodžiu, viskas gerai. Įdomu, kaip kiti, gal dizaineriai ar nežinau, patys restauratoriai, ar susisiekia su jumis, sakom, pamatėm, kad jūs irgi daro, fainai, gal nežinau, yra kažkokie, kai sakau, koliabai, bet dar turbūt, nežinau, ar vyksta. Koliabas galbūt bus dar, dar negalim sakyti, bet būna. Būna, jo, kad iš vis net nesitikint, kažkur kažką sutinki, kažkokį žmogų, kažką medienos perkant ar dar kažką, tai... Keletą turbūt yra buvę, kur ten savo parduotuvės turi, yra restauravę kažką kadaise, tai... Senų baldų jo parduotuvės, tai... O dar žmonės, kai ateina pas jūs su užsakymais, ar parašė, gal kartais jūs paklausat, iš kur mūsų sužinojot, vis tiek. Jo, dažniausiai, jo. Tai įdomu, kokie tie atsakymai būna, ar kažkaip per žmonės, ar per socialinius tinklus. Šiaip galbūt net ir per žmonės paskutiniu metu. Turbūt nuo laiko labai priklauso jo, kad jau šiek tiek ilgiau dirbam, tai jo, būna, kad per žmonės labiau. Nes reklamos tiek ir pas mus ne visada tiesiog yra einamos ten, bet kai būna reklama, jo, dažniausiai mes jau patys matom, per ką parašo mums, kad per reklamą jo, tai... Bet per kalbas, geriausia ta reklama jau pasitvirtinus mums. Vis tiek jo atsižvelgia žmonės, kad kokybiškai kažką padarai, tai ir rekomenduoja kitiems. Tai, tai čia svarbiausias. Jo, svarbiausias, jo, visada. Taip. Tai gerai, tai kokia ta Chichi House ateities vizija? Vis tiek kažkaip galvojat, svajojat ir koks tas didžiausias gal tikslas kažkoks? Šiaip ta vizija tokia, kad turbūt savo tos dizainus dar pasileisti, apie kuriuos negalim dar pasakoti. Jo, norim savo shopą pasidaryti, turėti savo tokių unikalių dizainų, kur nebūtų tokie dažni Lietuvoje, norim išsiskirti, tai šių metų tikslas turbūt dar iki metų galo ir padaryti tą. Jo, Lietuvos rinkai bus. Bet bus, manau, kad ir užsienio rinkai dauguma irgi ten visko, tai norim vis tiek irgi Lietuvai tą padaryti, nes vis tiek turbūt Lietuvoje yra tų žmonių, kur renkasi tas unikalius tokius dizainus ir viską. Tai jo, tokia ta ateitis. Tai aišku, restauraciją irgi darysim kol kas. Netmetam jo tikrai, tai norim abi dvi sferas dar paimti ir palaikyti šitą. O dabar dar apie užsienį paminėjot, buvot kažkada iš ten gavę kažkokiu, nežinau, užsakymą gal kažką restauraciją? Ne. Niekada nebuvo? Ne, niekada negavau. Ne, turbūt dar ne. Jo, nes gal dėl to šiaip turbūt, kad negaminom patys. Labiau gal patogiau klientam tiesiog, kad nusipirkti iškart jau, kad jis ateina, tas siuntinys kažkoks. Nes jeigu taip restauruot baldą, tai labai sutitinka būtų, kad vežti iki mūsų, padaryti.
gražinti, tai jo, labai. Logistiškai nelabai patogu. Jo. Jo, tai nežinau, gal jūs dar patys turit kažką papasakoti apie jūsų šitą studiją, apie jūsų šitą verslą, ko galbūt aš nežinau, gal ko galėčiau paklausti iš jūsų. Ar yra kažkas tokio? Šiaip bandau sugalvoti dabar. Ne, šiaip būtų labai iš tikrųjų faina, kai kalbėjome apie edukacijas, kad... O šiaip gal tada jūs, pavyzdžiui, priimtumėte, nesakykime, kažkas jums parašė kažkokią įmonę, net ten norim su darbuotojais atvažiuoti, pavyzdžiui, nepasižiūrėti, nes tai unikalu, tai nėra, kad, sakau, visur to jo, šiaip, sakau, tų restauratorių tikrai yra jų, bet nėra galbūt taip... Gal kada nors ir pasileisim, šiaip mažą grupelę visada galim priimti ten kokius 4 žmonės. Kada atviros duris, nes ir, pavyzdžiui, man pačiai sunku įsivaizduoti ir kaip ten vyksta tas darbas ir šiaip kaip... Vietos labai daug, aišku, neturėjom ten daug žmonių, bet aišku, vietos gal dar ir užtektų, bet įrankių tiesiog, kad visiems duot, nes visi vis tiek nori irgi pamėginti kažką padaryti. Ir šiaip kiekvienam laiko suteikti, kad pabūt, patart kažką. Šiaip 4, manau, būtų optimaliausias skaičius dabar. O šiaip, dar koks atmas, o kaip jūs viso to išmokot? Turbūt irgi gal čia nuo vaikystės, gal iš tėvų kažkas, ar jūs mokėtės kažkas? Šiaip nuo vaikystės, aš visada irgi tą mėgau ir dariau. Tai, sakau, irgi ir pametė, ir abu, ir per tos darbus visokius buvom, bet kažkaip susijungiam abu į tą komandą, tai ir kažkaip ir pradėjom dar labiau ir tą patirtį kaupti. Jo, nes patirtis tai visada... Daug ko išsitestavom, daug ko iš Dominyko išmokau, nebuvo taip, kad pradėjom ir viską mokam. Čia daug rizikos buvo, faktorių tokių. Jo, nes visada tiesiog kliento baldą pasiimti ir nepadaryti, tai nėra gerai. Faktiškai. Ir šiaip daug tų baldų buvo, kur tu net anksčiau nebūtų matęs, tiesiog pradėti daryti, taip ir viskas vyksta. Tai dar apie tai, kad vis tiek esat jauni žmonės ir čia šita tinklalaidė yra skirta būtent parodyti tą jaunimą ir šiaip jaunimas mūsų klausosi. Tai kaip pradėti tą verslą jaunam žmogui, kaip manot, koks yra tas pirmas žingsnis iš jūsų pusės? Kaip ir mes turbūt, kad nesitikėjom, kad taip sunku, bet ir gerai, kad nesitikėjom, nes turbūt būtumėm nepradėję to. Tai yra aišku sunku, bet gal čia irgi nuo požiūrio priklauso tas, nenoriu išgąsdinti jaunimo, kad... sakykit šviesiai tiesiai. Šiaip turbūt reikėtų nebijot, tiesiog pradėti. Bandyti dalykus tiesiog, Gali ir dirbdamas kurt kažką papildomą daryti, gali ir nedirbdamas. Žodžiu... Svarbus biudžetas, aišku, visur, jeigu tikrai nori kažką pradėti, o ne tokių hobio lygių, kad tiesiog kažką... testuot vos nebandyti. Bet mes turbūt nei 1000 eurų neturėjom, kai pradėjom daryti. Tai čia toksai kaip irgi, kaip ir mitas, kad ten reikia biudžeto ten didelio. Tiesiog noras. Kažkokia medžiagom, aišku, tai reikėtų visada turėti pasiruošti. Taip. Ir šiaip priklauso, ką darai, jeigu nerestauruoji, tai dar kažką. Gal irgi nereikėtų ir tas stačia galva labai pult, kaip ir mes, kai pradėjom, nes irgi tas toks, kur ten išeini iš darbų ir tiesiog bandai tik tada viską pradėti daryti, galbūt vis tiek reikėtų tą apsidraust tokią, kad tiesiog dar kažkur gal ir dirbtų, bet ir dar papildomai kurt, tai toks. Svarbiausia nebijo daryti ir šiaip savo klaidas išmokti, svarbiausia. Turi pereiti per tas klaidas vis tiek. Faktas. Nebus taip, kad... Nebus be klaidų, kad viskas. Taip, ir... Čia matot ant stalo ir nežinau, čia kaip vadinsis, ar turi podiumą šitas daiktas, lemputė. Kubas. Tai kaip ir visada sakau svečiams, kad aš prašau atsivežti kažkokį daiktą, kuris turi jums kažkokią idėją, kažkokią mintį, nežinau, tai ir ją papasakoti mums, plačiai pristatyti. Tai labai. Tai čia realiai viskas nuo šitos lempos, galima sakyti, ir prasidėjo. Ta pirmoji idėja ne nuo baldo. Bet šaltą žiemos vakaram sėdėjom prie pečiaus ir mąstom, ką čia galėtumėm padaryti tiesiog. Tai
Bet ta lempa, jo, pirminės ir buvo toks, bet ji buvo skaidraus medžio. Paskui tik sumastėm ją nudegint, nes galbūt jau tas stilius pasikeitė, kaip buvo pradžioje. Sumastėm, tai turim omeny vakar sumastėm. Tiesą sakant, jo. Tai pasikeitė stilius, tai sumastėm ją nudegint, kad padaryta kažkokia įdomesnė, nes labiau vertinga dabar. Aha. Jo, tai vat iš tokio dizaino gavosi vat viskas, kas yra dabar. Ir šiaip niekada jų nepardavėm, sukūrėm tik tais vieną modelį tokį. Tai jo, kubas dar vienas buvo, bet jisai kitą paskirtį turi dirbti. Jo. Okay. Tai šiaip labai fainai. Ir šiaip... Jo, tai ir norim perleisti, padovanoti jum. Savo pirmąjį darbą padovanosit, kaip fainai. Jo, nes mes keliaujam toliau turbūt. Okay. Jo, tai vat, tokius, kad atiduot, vat, padovanot, tai... Labai smagu. Kažkas skaitant pasišvies vakarė. Taip, labai smagu. Ir šiaip jos kelionė, žinok, iki čia nebuvo paprasta. tai liks mums, ne? Ja. Tai labai ačiū. Tikrai praversmam bibliotekai ir lauksim daugiau tokių gaminių. Jo, šiaip kaip ir dabar ir kažkaip net ir sugalvojom, kodėl mes nedarom, galim visada turėti tokį pasigaminę kažkaip. Taip. Nes ir ant stalo gražiai žiūri. Galima ir lempų tas dizainus visokius kitokius uždėti, kad ir pailga. Taip. Kažką, galima keisti. Taip, tikrai taip. Tai gerai, tai labai ačiū Jums. Ačiū Jums, kad pakvietėt. Tai ačiū, kad atvykot ir tikrai kuo didžiausias sėkmės Jums. Ir manau, kad Jūsų tikrai visi siekiai išsipildys. Ir mes dar irgi turim po tokią smulkmenėlę, dovanėlę nuo bibliotekos. Ačiū labai. Jums. Tai prašau. Dėkoju. Ačiū labai.